diena. Esu Austė, turiu dukrą su mišriu specifiniu raidos sutrikimu, tai sunki negalia, trumpai tariant. Gimė, ji mažytė, iš karto pasimatė daug defektų, bet tiesiog auginam kaip mokėjom, vaikas augo, iš ko nedaro. Tai nuo kokio 4-5 mėnesio prasidėjo gydytojai, pradėjo sakyti diagnozes negirdėtas, kad vaikas nevaikščios, kad vaikas nekalbės, kad labai miglota, neaiški ateitis. Tai šiuo momentu jinai tiesiog nekalba, turim intelekto sutrikimus, protinį atsilikimą, daug tokių nemalonių diagnozių, kurių galbūt visų net neišvardinsiu. Labai jinai yra myli ir ypatinga, labai švelni, labai mylinti brolius, labai mylinti mažus vaikus, labai mylinti visus gyvūnus, labai mylinti. Labai jaučianti, užjaučianti, labai altruistiška tokia, net labai trūksta gražių tokių žodžių, kartais net pritrūksta ją apibūdinti, kokia jinai iš tikrųjų yra faina. Bet dėja, yra kaip yra. Taip, tai atsirado dar 2 broliukai ir tada nebegalėjau išeiti darbą. Atsirado, aišku, labai daug išlaidų šeimoje, o vaikui duodam viską, ką tik galima, tai duoti geriausio, žinom. Ir iš to gimė tokia mintis. Iš pradžių man labai patiko, patiko, užsiėmiau ir pradėjau daryti tokius kalėdinius žaisliukus, nes kaip tik pradėjau prieš kalėdinių laikotarpį. Ir pirmieji mano žaisliukai tiesiog galbūt ir atsirado dėl to, kad buvau namie, kad dirbau daug su vaiku, iš tikrųjų dėjau daug į ją laiko, daug reabilitacijų, ligoninių, sanatorijų. Ir todėl šitie žaisliukai simbolizuoja tai, kad jie yra parduodami, būtent viskas yra suaukojama Vytės labdaros ir paramos fondui. Už visus žaisliukus, už visas edukacijas viskas yra tiesiog, aš esu kaip savanoris, kuris dirba tame fonde, tai aš esu įkūrus dukros fondą, kad būtų mums lengviau, kad būtų jai lengviau, kad galima būtų tiesiog, kad tas vaikas gyventų savarankišką gyvenimą, kad turėtų geriausius specialistus. Tai užsiemu mano veikla yra makrame edukacijos suaugusiems vaikams, darželiuose, mokyklose, darbo kolektyvuose, taip pat vedu būrelius vaikams, vedu būrelius moterims. Pinu įvairius visų pirma žaisliukus, pradėjau nuo to, nuo žaisliukų. Taip pat pinu namų interjero dekoracijas, tai gali būti supynės, užuolaidos. Tai makramė labai platus, tai gali būti ir drabužiai, staltiesės, servetėlės, žodžiu, viskas. Visomis šiomis edukacijomis ir visais savo darbais aš remiu savo vaiko fondą, Vytės labdaros ir paramos fondą. Tad įsigydami bet kokią, ar užsisakydami, ar įsigydami mano bet kokią darbelį, galbūt norite edukacijos, visi pinigėliai keliauja Vytės sveikatinimui. Nes šiam momentui gydymo neturim jokio. Tiesiog darom viską, kad vaikas gyventų savarankišką, laimingą gyvenimą, tokį, kokį jinai gali gyventi.